Edramblys čia. Sveiki visi, su jumis Edramblys arba Emilis Repšys. Šiandien aš filmuosiu video apie savo, ne apie savo, bet dar nežinau, ką ten turiu, kokį Funko Popą, nes man tėtis parvežė ir jis sakė, galėsiu jį atidaryti tik tada, jeigu atidarinėsiu ir tuo pačiu filmuosiu video. Tai turbūt einam prie stalo. Aš neįsivaizduoju, kas ten yra. Visiškai. Tai tuoj. Nu gerai, pradžioj taip. Jis tokia maišelė įdėjo, tai aš jums pirmą leisiu pažiūrėti, kad aš nežiūriu. Kas čia? Aš žinau šitą veikėją. Šitas robotas man patiko, čia iš Futuramos serialo ir aš kokias 2 serijas žiūrėjau, čia pamiršau kokioj šaly, ten kalnuose šalis, neprisimenu kur, mes su broliu žiūrėjom šitą serialą, jis geras, šitą kietas Funko Popas, jis čia geria kažką. Nežinau, pala. Ir jis atsiriaugėjo ugnimi. Tai kietas, jo vardas yra Benderis ir jis turi lipduką Funko Special Series Exclusives. Čia mano naujausias lipdukas, aš tokio dar nesu turėjęs. Ir kainos nenuėmė. Kai buvau Barcelonoj, dar nefilmavau video apie Barcelonos Funko Popus, tai ten vienoj parduotuvoj visą laiką nuėmė kainos lipdukus tiesiog. Šiaip Funko Popas labai įdomus. Geras ir man labai patinka jis. Jis toks juokingas, kad jis robotas ir čia filmukas ne vaikam. Tai čia labai daug keikės ir, aš nežinau ar daug, bet keikės ir jis nėra vaikam. Ir čia televizija. Tai šiaip aš šito serialo kokias tik 2 serijas žiūrėjau, ar jau sakiau. Turbūt sakiau, žiauriai juokingas Funko Popas. Aš šitą esu matęs Lietuvoje, bet nepirkau kažkodėl. Dabar, kai žiūriu, gailiuosi, kad nepirkau, nes šiaip žiauriai kietas. Žiauriai fainas. Labai, man antena patinka šitą. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Su jumis buvo Emilis Repšys arba Edramblys. Viso gero.